Il tempo da ridere, c'è il tempo da piangere. Primo incontro e quasi l'ultima serata con voi. Sakau, yra laikas, juoktis, laikas verkti, yra pirmas momentas ir paskutinis. Taigi dabar mūsų magistrantė, doktorantas, prašau, Šiliauskas Linga. Nori papasakoti arba padaryti katalikų bažnyčios vaidmuos. Taip. Kai mane pristatė, esu šio fakulteto doktorantė, teologijos mokslų licencijatė Aušra Eidukaitytė. Mano mokslinio darbo vadovas, didžiai gerbiamas ilgametis šio fakulteto dekanas, profesorius teologijos mokslų daktaras prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, vadovavo šiam fakultetui, jį kūrė, jį įtvirtino Vatikano mokslų studijų kongregacijoje, kad mūsų moksliniai laipsniai užskaitomi Vatikane ir visi, kurie mokėsi Italijoje, yra baigę jo dėka, jo išleisti 13 metų, 2 kadencijos, 2 kart pratęstos. Tik prieš porą mėnesių jau daugiau Vatikanas negalėjo tęsti, nes kadencijų daugiau teisininkai, žinot, negalima tęsti, tačiau nėra geresnio dekano, mes esame šituose rūmuose, jo sukurtuose, jo pastatytos. O dabar katalikų bažnyčios vaidmuo asmens tautinėms ir politinėms nuostatoms. Mano pranešimas bus tokiuose paveikslėliuose, bet tik noriu pasakyti, prieš porą metų atlikau tokį tyrimą ir klausinėjau žmonių, bet tikrai tikinčių žmonių, kurie bažnyčioje lankosi ne tik sekmadienį, dalyvauja grupėse įvairiose parapijinėse. Klausiau, ką jie žino apie bažnyčios mokymą, kuris kalba apie dalyvavimą politikoje ir ar jie žino šį bažnyčios mokymą. Jie atsakė, kad jie žino bažnyčios mokymą apie dalyvavimą politikoje, ką bažnyčia kalba apie politiką. Atsakė 52% taip, kad žino, 12 kad ne, o 36 kad taip ne visiškai. Tada jiems buvo pateikti klausimai, 4, kurie yra pagal bažnyčios mokymą ir 4, kurie prieštarauja bažnyčios mokymui. Tie klausimai tai, ar reikia tikinčiajam dalyvauti politikoje, ar reikia nedalyvauti, ar kunigai turi kalbėti politiniam temom, ar vyskupai neturi mokinti politiniam temom. Va tokie po 4 skirtingus atsakymus, kuriuos jie turėjo pasirinkti. Tai, kad reiškia, labiausiai patiko atsakymas daugumai žmonių, kad reikia tikinčiajam ugdyti ne tik dvasinės, bet ir politinės pilietinės savybės. O tokie klausimai, kad ar kunigai turi mokinti politiniam temom, ar neturi, ar vyskupai turi skelbti bažnyčios mokymą apie politiką, tos žmonės, tuos 400 respondentų padalino tarsi 2 lygias dalis. Kai psi kvadratu buvo paskaičiuota tikimybė, ar tie žmonės, kurie pasakė, kad jie gerai žino bažnyčios mokymą apie dalyvavimą politikoje, ar jie pasirinko būtent tuos atsakymus, kurie neprieštarauja bažnyčios mokymui. Ir pasirodė, kad tiek tie, kurie sako, kad jie žino bažnyčios mokymą, tiek tie, kurie sako, kad jie nežino bažnyčios mokymo, vis tiek tuos kitus atsakymus pasirinko savitai, pagal save. Tada buvo pažiūrėta, ar tai priklauso nuo vyrai ar moteris, ar išsilavinimas didesnis ar aukštesnis,
ar dalyvauja įvairiuose grupėse ar ne. Ir visi tie atsakymai nerodė tų didelių skirtumų. Vienintelis didesnis skirtumas buvo žmonių amžius. Tai, kaip matot, va, tas paskutinis, kur va, nuo 65 metų ir daugiau, būtent atsakė labiausiai artimiausiai bažnyčios mokymui tinkamus atsakymus pasirinko. Tikriausiai nieko nestebina, kad būtent vyresni žmonės pasirinko tuos atsakymus, kad tikėjimas ir politika turi būti suderinti dalykai, nes per visus okupacijos metus, kaip tik Lietuvos katalikų bažnyčia ir buvo ta sala, kuri saugojo lietuvių tautiškumą, tradicijas ir tikėjimą. Dabar pereinam prie šiandienos. Kodėl tie jaunesni žmonės galbūt galvoja, kad mano asmeninis tikėjimas yra svarbiau, aš dėl to einu į bažnyčią, o politiniai įsitikinimai gali būti mano asmeniniai taip pat saviti. Ir kaip jūs žinote, visai neseniai Tikėjimo mokslo kongregacija prieš keletą metų išleido doktrininę notą dėl katalikų veiklos ir elgesio politinėme gyvenime kai kurių klausimų. Šioje doktrininėje notoje, kaip jūs žinote, nepasakojamas visas bažnyčios mokymas apie krikščionio kataliko dalyvavimą politikoje, todėl kad jis yra išdėstytas katalikų katekizme ir kitose bažnyčios dokumentuose. Čia yra paliesti tie klausimai, būtent tie klausimai, kurie yra mums šiandien labai aktualūs ir apie kuriuos jūs, gerbiami prelegentai, svečiai, kalbėjote apie 2 dienas. Pasaulietiškumo samprata, kuri formavosi ginčuose būtent dėl dvasinės ir pasaulietinės valdžių santykių, sacerdotum ir regnum savarankiškumo ir atskyrimo. Tai praturtino Europos politinės minties istoriją, įteisino valstybės ir bažnyčios atskyrimą. Ir bažnyčia džiaugiasi tuo atskyrimu lygiai taip pat kaip ir valstybė, todėl kad kaip vakar buvo sakyta, kad nebūtų religijos laisvės be šito atskyrimo. Tačiau šioje doktrininėje notoje yra būtent kalbama apie tai, kad ši pasaulietiškumo samprata šiandien yra neteisma, jūs ir kalbėjote 2 dienas, kad tai yra skirtingas požiūris į žmogų. Jeigu žmogus yra individas, kuris kuria pats save ir jisai turi daug įvairių poreikių, tuos poreikius teisinėje valstybėje reikia įteisinti įstatymais. Bažnyčia apie žmogų kalba kitaip, kad žmogus yra Dievo kūrinys. Todėl jisai gali pasirinkti gėrį arba blogį. Ir bet kokioje teisinėje valstybėje, kokie bebus geri įstatymai, vis tiek žmogus laimingas ir geras iš prigimties nebus. Todėl, kai sugrįžtu prie to pradžioje rodyto tyrimo, kada žmonės, kurie pasirinko teisingus atsakymus pagal bažnyčios mokymą ir buvo net 15% tų gerų atsakymų, kurie pasakė, mes nenorime, kad šį mokymą mums perteiktų vyskupai. Tai va 0 rodo tas atsakymas. Todėl šitas toks žmonių pasirinkimas tikrai parodė tą bažnyčios misiją, kad pastoracija reikalauja, kad žmonės būtų šio bažnyčios mokymo tikrai mokinami, bent jau tikintieji. Čia dar yra toks paveiksliukas, kuris parodo, kad Dievo valia yra išganymo istorija žmogui, o žmogaus valia yra šita profaniška istorija. Ir tas abi istorijas jungia tik tikėjimas kaip tiltas. Ir tas tikėjimas parodo tikėjimo reikšmę išganymo istorijos supratimui. Ir todėl, kad mūsų konferenciją pradėjo profesorius
Vytautas Landsbergis, kuris atstovauja Lietuvos tautinį ir katalikišką tapatumą Europos